Parodau savo gėlių kampelį antram aukšte. Šitam procedūriniam labai šilta iš tikrųjų. Ir gėlytėm čia idealus kambarys. Idealus. Tai va šitą parsinešiau iš lauko. Na čia šilta. Saulės gauna. Ir va šitas krūmelis mano atsigavo šitoj vietoj. Ir aš manau, va jisai va čia jau pradeda žydėti. Aš žinokit neatsimenu, kaip jisai vadinasi, bet aš atkapstysiu tą video, kaip mes pirkom šį pavasarį ir šią vasarą mes jį pirkom. Žydinti praktiškai visą vasarą žydėjo. Ir dabar jisai paaugo. Va šičia jam patinka. Jūka tai savo vietoj. Kaip sakant, kaip aš ją pastačiau, taip stovi. Šitai irgi labai patinka čia gyventi. Šitie irgi atsigauna. Toliau va šitą gėlytę irgi neatsimenu, kaip vadinasi. Mes pirkom, jinai buvo hidroponikoje. Bet hidroponika tai gėliai nepatiko. Pradėjo šaknis pūti vandenį. Tai Inga ką padarė, į vazoną įkišo. Ir va truputėlį jinai jau, aš matau, paaugus netgi. Ar atsigaus, nežinau. Na, kaip ir turėtų. Bus matyti. Ir eglutė. Eglutė, tai ką žinau, reikėtų gal persodinti. Ar geriau iš vis nelįsti prie jos. Na ir šitas bambukas pas mus jau iš nežinau. Gal kokie jam jau 2 metai. Bet jis jau stėbėsi. Tai žodžiu gaila, kad neturiu dar vieno tokio kambariuko. Antram aukšte idealu, va iš tos pusės čia labai karšta būna. Man tai tarkim per karšta. Pas Inga bardakėlis. Žiaurus bardakėlis. Inga iš vis ruošiuosi šiandien turbūt nagus susitvarkysiu. Jau man ir forma labai erzina. Jau man kliūna iš tikrųjų. Forma patinka, viskas tvarko, bet man kliūt pradeda. Nebepatogu darytis, o aš nenoriu trumpintis. Aš gal noriu, kad būtų jau ilgesni nagai. Čia tai iš vis bajeris su AliExpressu buvo. Žodžiu, kažkas nuhekino vėl mus. Tai prieėjo šitiek prekių nenormalių. Nieks tiek neužsakė, mes aplamai nieko neužsakėm. Nesvarbu čia žodžiu. Gal dabar tikrai reikia pagal spalvas pasidaryti naujai. Gal reikia tikrai pagal spalvas dabar gražiai. Bėda ta, kad jie tokie nekokybiški, labai ploni. Tokie čipekai, kaip sakau. Šitie tai tokie visi tvirti, tokie palyginus su anais. Nežinau iš tikrųjų, bet šitie gavus tai. Su tuo AliExpressu irgi, kaip sakant, cirkai darosi. Ir aš čia iš Amazono užsisakiau mini tų buteliukų. Tiesiog atsipilti kvepaliukus iš savo butelių. Kelionėm labai gerai. Arba kam nors padovanoti. Tokį atpilstuką. Atpilstuką, kaip sakant, tai va čia tokių visokių spalvyčių. Kad nereiktų kelionės metu tų didelių butelių tampytis. Iš tikrųjų, jau visai nepagalvojau aš apie tai. Dar va tokio tipo. Pagalvojau, va šitaip jisai. Nu, šitas šustresnis toksai. At išsiema buteliukas. Prisipilia. Na, ir viskas toks. Tai va aš tokį komplekčiuką pasiėmiau. Čia yra netgi įrankiai sėdėti, atsipilti kvepalams, ta prasme iš buteliukų. Yra visokios pampikės. Bet nusipirkau dar va šitokių va be adatos skysčiam pritraukti. Šiaip tai reikėtų man ir čia dulkes prasivalyti. Na tų visų lakiukų. Nėra taip jau baisiai, bet vis tiek. Bent jau kartą per metus. Iš tikrųjų nėra taip baisiai, nes šitas galingas ištraukėjas tikrai
neturiu, kaip sakant, jokių nusiskundimų jam. Nebuvo jisai pigus, kažkur 400, man atrodo, bet dulkių tikrai va taip aplinkui tiek nėra, kiek būdavo man anksčiau iš tikrųjų. Nuo manęs laukia tokia truputėlį revizija, kaip sakant, metinė revizija. Rūbus tvarkau pavasarį, o šituos visus reikalus reikia rudenį, kaip suprantu, tvarkytis. Tai šį kartą išsirinkau, žinokit, aš va tokią spalvą. Aš manau, taip darysiu, nes aš kojas tik nusilakavau. Tokia oranžinė spalva. Tokie blizgučiai tokie. Ai, kažkaip užsimaniau aš tokią spalvą. Kol kas nežinau, kaip darysiu. Kol kas. Bet svarbu išsirinkau. O gal persigalvosiu. Nežinau. Taigi, sveiki visi. Atėjo pagaliau mano manikiūro diena. Na, iš tikrųjų, aš užtempiau. Aš norėjau pasigaminti, kaip sakant, praeitą savaitę, bet man nepavyko. Teko dar pasikamuoti, nes man jau pradėjo nagučiai kliūti. Kliūti tie visi kampai, pradėjo darytis nepatogu, kažką pasimti nepatogu ir taip toliau, todėl, tai kvadrato formos aš nešioju tik trumpus. Žinau, kad kažkas pasakys, kad čia pas tave ne kvadratas ir taip toliau. Nesvarbu. Jūs gyvenkite su savo taisyklėm, aš paprašiau, kaip sakant, kalbu, kvadratas, minkštas, ten dar kažkoks, nesvarbu. Tiesiog kvadratas, aš su juo negaliu vaikščioti, kaip sakant, kabutėse, kada jie jau nagučiai paauga. Man tiesiog kliūna, todėl aš visados jau darau ovalą, po to migdolą, žodžiu, čia priklauso nuo ilgio. Tai jau man, žinokit, neštėjo rankos formą keisti labai smarkiai. Nors galvoju, kaip gražiai atrodo šita forma, gal man dar pasikankinti, bet aš taip pagalvoju, kad aš besikankindama galiu ir nulaužti vieną kitą nagą, nes jau kliuvo man. Nepatinka iš tikrųjų. Patogiausias yra ovalas, po to migdolas, žodžiu, na, stileto formos irgi nesidarau. Anksčiau darydavausi, bet vieną kartą aš pradūriau naujas tokias storas timbas su tokiais nagais. Ir aš nusprendžiau, kad tiek to viskas. Nebesidarysiu aš tokių nagų. Na, tiesiog gadinu rūbus aš su jais, kaip sakant, pasmygiu. Na, ką sugrįžtame prie nagučių, tai ką, daromės manikiūrą. Šį kartą naudojau metalinę lazdelę odelėms atstumdyti. Labai patogi, bet aštri, reikia prie jos priprasti. Iš vienos pusės, persijungiam po to iš kitos pusės, bet su kaire ranka aš dešinę tvarkau tik iš vienos pusės. Na, taip man gaunasi, o kaip gaunasi, taip gaunasi. Kaip moku, taip ir, kaip sakant, darau. Nežinau, fraziutės pavadinimo aš tikrai nepasakysiu. Man čia sunku su tais pavadinimais. Aš kažkaip galvos nekvaršinu dėl visų tų diametrų, pavadinimo. Mano kanalas yra nenagų iš tikrųjų. Tad aš tik parodau, kaip savo darausi. Nieko aš nemokinu, aplamai nemokinu ir nemokinsiu. Tiesiog parodau, kaip savo pasidarau ir viskas. Galėčiau net nekomentuoti, bet ką žinau, gal tiesiog žiūrovams įdomu, kaip aš komentuoju. Kerpam odeles. Man žinokit patogiausiai, esu jau sakius ne kartą, tai yra žnyplutės, aš prie jų pripratusi, kiek bandžiau su žirklutėm nepatinka, su frezutėm nepatinka,
Mano odelės labai jautrios, tai aš ten žodžiu prisidirbu reikalų. Net parodau, kaip su kairė ranka kerpu. Nusivalom, kaip sakant, odeles, nors aš prieš tai nusiplaunu su vandeniu labai gerai. Po to spiritas, rūgštinis gruntas ir bazė. Kitiems žmonėms aš neliepiu eiti ten, plauti tų rankų kiekvieną kartą. Ne, aš kitiems žmonėms pasiemu gerą servetėlę, kuri ten neskleidžia jokių pūkų ar plaukų žodžių ir labai gerai su spiritu nuvalau. Nes prieš padengiant gruntą ir bazę reikėtų, kad kuo būtų švaresnis paviršius. Na, dažytojai irgi mane supranta. Šį kartą naudoju kitą atspalvį, bet tos pačios firmos. Man jau pradeda patikti tiršti gėliukai. Aš jau su jais kažkaip susidraugauju po truputį, tinkamas teptukas, vis dažniau su jais, kaip sakant, tvarkau nagus ir žiūriu, kad visai nieko iš tikrųjų. Kiek galima su tais skystais gėliais, ane? Nors vasara pas mane labai sunku su tais skystais, labai juos sunku sugaudyti. Nes kambaryje labai karšta pas mane, kažkur tai 24-25 šilumos. Nesvarbu, kad ten kondicionierius ir taip toliau, tiesiog šis kambarys labai šiltas. Na, o žiemą teks šildyti šitą gėliuką, nes bus labai tirštas. Ir dirdžiuojame, kaip sakant. Tik šį kartą to dirdžiavimą uždėjus gėlę aš nedaug parodau, nes aš kaip užsimosavau, tai nemačiau, kur mano ten tos rankos. Žodžiu, jos visos į šoną, kamera filmuoja visai ką kitą, kaip sakant. Tai truputėlį dar atradau, ką įterpti. Man su tuo reikia padirbėti, kaip sakant. Aš dar nesugebu normaliai pasikabinti tos kameros, kad ji normaliai ir filmuotų ir man nesimaišytų. Kol kas jinai man maišuosi, dar aš kažkaip nesugebu susikonstruoti normaliau. Na, panankės, kaip sakant, irgi, kad nagai būtų kuo plonesni. Ir šlifuojame. Šito reikėtų nepamiršti, bet Inga labai dažnai pamiršta. Po to odelės tokias apšerpetojusios, būna negražios. Šį kartą prisiminiau. Rekomenduoju tokį, kaip sakant, veiksmą atlikti. Labai geras dalykas. Na ir viskas, kaip sakant. Mūsų potėpiai paskutiniai. Dizainas. Tep-lep ir viskas. Iš tikrųjų labai greitas dizainas. Taip skersai nusipiešiam ir viskas. Labai nežiūrėjau, žinokit, lygiai, nelygiai, vienodai, nevienodai. Man, žinokit, viskas tinka ir patinka. Tepu viršutinį sluoksnį ir su plokeliu pereinu, nes nuo blizgučio tokie nelygumai gaunasi. Aplamai mėgstu, kad būtų kuo lygiau, kuo gražiau, kuo lygiau, kaip sakant. Na ir pasiėmiau spider gelį, tep-lep, belę, kaip žinokit. Ir ten su taškiukais, ten tas spider gelis pats pigiausias, dar aš atsimenu prieš kokius 6 metus pirktas. Dabar gal yra kokybeškesnių tų kinietiškų, kurie nesudaro tų taškelių, bet žinokit, tie taškeliai turi savo žavesio tokio. Nereikia papildomai jų dėlioti.
apsivalome, kur išsiterliname. Panagės tepu, bazę ir topas viename. Ir viršutinį sluoksnį, kai kur ten aplyginu, kai kur ne, žiūriu tiesiog. Na, suprantat, kodėl reikia apversti, kad susicentruotų ten žodžiu. Kad tiesiog nebūtų jokių dalyčių, nieko, kad viskas lygu būtų taip. Ir viskas. Ačiū už dėmesį. Susitiksime, manau, jau kitą savaitę. O gal ir ne, o gal anksčiau. Iki kito karto. Ate.